Tėvai dirbdavo, reikėdavo pareiti iš mokyklos. Taip, ar pamokų ruošos, ar namų. Taip, turėdavo viską padaryti. Namus sutvarkyti, valgyti padaryti, bulių paskust. Tokius dalykus. Ne per daug, ne taip, kad jau tėvai ten kaip vergę laikydavo, bet kartais ten išplauti, sutvarkyti namus, vonę. Yeah, I had to clean my room. No, sister room, no, the bathroom. What was your first job? My first job, well, I started to do at university a student's job, so like promotion, you know, like flyer, promote some events. Then my first job was an internship by the Swiss-Italian government. Okay. Pirmas darbas – techninės estetikos institutas. Bandelių kepimas. Ar patiko? Nu, galvojau, kad darau vieną, o išėjo kitas. Omnitel dirbau marketingo vadybininkė, čia buvo pirmas mano darbas. Kokia buvo jūsų mėgstamiausia pamoka mokykloje? Nežinau, man daug patiko, nežinau, istorija nelabai patiko, matematika man patiko iš tikrųjų. Gal matematika labiausiai. O ar buvo labai sunkus namų darbai? Ar neprisimenat? Būdavo kartais, nu šiaip tai daug namų darbų labai būdavo. Grįždavau ir vien tik namų darbus darydavau, nežinau, visą dieną. Ir kokia buvo jūsų mėgstamiausia pamoka mokykloje, dar prisimenat? Matematika. O dėl ko matematika patiko? Aš ją mokėjau, aš ją mėgau. O ar sunkus buvo namų darbai? Nu, man tai ne. And what was your favorite school subject? Good question. Probably geography and economic. Why? Geography, because I like both geography, but even political economy. So with geography I can combine, you know, like a population growth, economy growth, and this is a combination of economy. And what about homework? Do you remember to be hard? No, not at all. Just I was not a perfect student. This was the problem, but it was actually not very difficult. Just... Okay. Ar prisimenate savo jaunystę ir kokia jinai buvo? Gera, jaunystė visada gera. Kaip manote, ar šiais laikais yra padidintas mokymosi krūvis ar ne? Manau, kad labai padidintas. Dėl ko? Todėl, kad užduoda daug nereikalingų dalykų, kurių tikrai, manau, gyvenime neprireiks. Ir manau, kad geriau mokytis tą, ko reikia. Nu, kokie pavyzdžiai būtų? Pavyzdžiai. Tai būtų kažkokios tos anglų kalbos, užsienio kalbos, būtų pavyzdžiai lietuvių, matematika, informatika, kuri dabar labai reikalinga. Sveiki, norėjau paklausti, kaip manote, ar dabar yra padidintas krūvis pas mus ar ne? Taip, aš tikrai manau, kad padidintas. Tai aišku, nes, nemanau, kitos šalyse nėra taip, kad mes sėdėtumėm su namų darbais iki 2 nakties, tai nėra normalu. Kokie būtų pavyzdžiai? Pavyzdžiui, nežinau, aš turiu draugus iš Suomijos, tai jie nesėdi tiek laiko, jos pas jas iš viso nėra tokio dalyko kaip namų darbai. Tai, Tai jo, pritariu ir, manau, kad nesąžininga, kai keliesi 6 ir nemiegot 2, nes tu praleidi tiek laiko vien darydamas namų darbus. Ką palinkėtumėt šių laikų mokiniam? Palinkėčiau kantrybės ir ištvermės, stiprybės. Aš laikyčiau, kad mes irgi mokėmės tai daug ir krūvis buvo nemažas, nes jūs dabar galite pasižiūrėti, pasiėmę naujas technologijas, jūs galite atsiversti internetą, jūs galite ieškoti savo medžiagos visom galimybėm, kur tik yra, visur matysit. Mes nematėm nei televizoriaus, prie mūsų tik radijas vos buvo pradėjęs. Gal biškit meluoju, buvo radijas vis tik anksčiau, bet mes turėjom perskaityti aibės knygų. Jūs, pavyzdžiui, absoliučiai dabar aš kiek žinau iš savo besimokančių anūkų, tai jūs klasikos nelabai ir skaitot. Knygą kaip po tokia nebuvo. Mes bibliotekoje tikrai labai mėgdavom ir buvo labai didelis dalykas. Kiek galima perskaityti daugiau knygų. Jeigu atsirado kažkokia nauja knyga, naujas rašytojas, kurių reikėjo mums, žinoma, mokykloje perskaityti, bet ir pačiam buvo įdomu. Tai tiesiog tikrai skaitymas užėmė labai daug laiko. Jūs dabar pasižiūrit, pavyzdžiui, santraukas turit ir užtenka. Mes kažkaip tai daugiau skaitydom. Ir krūvis tas laikau, kad buvo nemažas.